Vėlgi apie tos laimės hormonus, kaip jūs sakote, tai yra labai labai lengvas būdas gauti. Mūsų tikriausiai kaip tėvų vienas iš pagalbos būdų galėtų būti padėti, parodyti, o kokie kiti gali būti. Gal net ir sunkesni, gal ne taip lengvai prieinami, bet irgi tau svarbus, malonus, aktyvus. Ir na, va čia tikriausiai yra apie laiką kartu. Ne, apie laiką kartu su vaiku, netgi jeigu tai, na vėlgi, čia yra dvi temos apie laiką kartu. Parodom, o kas tau gali būti dar, na galbūt, jeigu aš matau, kad mano sūnus mėgsta adrenaliną, tai padedu jam atrasti adrenalino kitų veiklų, ar ten BMX-as, ar nežinau, galbūt ten ir banglentės, ar veikinimas vasaros metu, žiemą kiti momentai. Tai yra, kur dar aš galėčiau gauti va, tokį